Filosofijos paguoda buvo parašyta persekiojamo žmogaus mirštančioje imperijoje. Apmąstydamas likimo nepastovumą, Boetijus apgailestauja dėl savo neteisingų kančių. Tačiau jo mūza, ponia filosofija, suteikia jam apreiškimą. Nelaimė iš tikrųjų gali būti geras dalykas. Vadinti Boetijaus padėtį nukritimu iš šlovės būtų per švelnu. Gimęs 480 metais turtingoje politinėje šeimoje, jis sparčiai kilo karjeros laiptais, tapdamas senatoriumi ir konsulu dar nesulaukęs 30. 522 metais Teodorikas Didysis jį paskyrė pareigų magistru. Aistringas graikų filosofijos skaitytojas Boetijus rašė, kad į politiką iš pradžių jį įkvėpė Platonas. Jis sakė, filosofai turėtų dalyvauti politikoje, kad valstybė nepatektų į kvailių ir nedorų žmonių rankas. Didžiausias Boetijaus pasiekimas buvo jo 2 sūnų paskirimas konsulas tas pačiais metais. Filosofijos paguodoje jis prisimena šventės jų paskirimą, tarsi tai būtų karinis triumfas. Boetijus tada pasiekė Romos politikos viršūnę, tačiau šlovė truko neilgai. Netrukus po to, kai pradėjo eiti naujasias pareigas Teodoriko dvare, jis įsivėlė į politinį skandalą. Jis buvo apkaltintas išdavyste konkurento po to, kai gynė kitą politiką dėl to paties kaltinimo. Boetijus tikėjo, kad jo nepalaužiama ištikimybė tiesai buvo jo žlugimo priežastis. Jis rašė, aš pagavau save neišvengiamai priešindamasis savanaudiškų ir nesažiningų žmonių planams ir stengdamasis išlaikyti švarę sąžinę bei daryti tai, kas teisėta ir teisinga, ir taip įžeidžiau daugybę žmonių, kurie buvo galingesni už mane. Taigi, Boetijus atsidūrė kalėjimo kameroje, apgailestaudamas dėl savo sunkumų, ir būtent čia buvo parašytas vienas įtakingiausių vakarų literatūros kūrinių. Didieji meno kūriniai visada prasideda nuo didingų kovų, ar ne? Filosofijos paguodoje Boetijus dialoguoja su filosofijos įasmeninimu, ponia filosofija, apie savo padėtį, tuo pat nagrinėdamas platesnius filosofinius klausimus, tokius kaip blogio egzistavimas ir laimės prigimtis. Tačiau iš pradžių Boetijus grūmėsi su įtampa tarp Dievo apvaizdos ir fortūnos vaidmens gyvenime. Kodėlgi jis, dorybingas žmogus, buvo nustumtas iš tokios aukštumos, kai nesažiningi žmonės išlaikė savo valdžią. Boetijų trikdo tai, kad rezultatai netitinka dorybės. Jis sakė, jei veiksmai vertinami tik pagal rezultatus, tuomet tie, kurie kaip aš yra nelaimingi ir nesėkmingi, greičiausiai bus iškart apleisti geros valios žmonių. Fortūna arba sėkmė apibūdinama kaip ratas, kuriuo galima užkopti į didelės aukštumas, bet galiausiai tenka nusileisti. Ši, atrodo nesibaigianti kelionė, nesuprantama pasaulyje, kuriame Dievas turėtų bausti piktadarius ir laiminti gerus žmonės. Filosofijos ledi svarsto, slidi fortūna žaidžia su mumis savo atsitiktinius žaidimus. Nekaltieji kenčia piktadariams skirtas bausmes, o nedorėliai sėdi suostose. Atrodo beviltiška prašyti teisingumo pasaulyje, jei fortūnos užgaidos tiek daug lemia ir nešališkai renka nugalėtojus bei pralaimėtojus. Tačiau ponia filosofija sako, kad taip nėra. Norint suprasti, pirmiausia reikia žinoti, kas iš tikrųjų yra fortūna. Tai, ką vadiname fortūna arba sėkme, nebūtinai yra atsitiktinumas, nors iš pirmo žvilgsnio taip gali atrodyti. Taip yra todėl, kad mes nesuprantame visatos tvarkos, teigia ponia filosofija. Ji sako, kad galiausiai dieviškoji apvaizda viską nukreipia į gėrį. Ji sako, gali atrodyti, kad viskas yra atsitiktina ir chaotiška. Tačiau nors ir nesuprantate, kaip viskas sutvarkyta visatoje, galite būti tikri, kad geras valdytojas iš tiesų palaiko tvarką ir turi planą. Neturėtumėte abejoti, kad viskas vyksta būtent taip, kaip ir turi vykti. Ji lygina apvaizdos ir fortūnos santykį su amatininku, kuris atlieka daug žingsnių, kad užbaigtų savo projektą.
Dievo nekintantis planas, apvaizda yra užbaigta forma, tačiau jis įgyvendinamas per daugybę žingsnių, fortūnos posūkius ir vingius. Kaip ir žingsniai atliekami gaminant medžio dirbinį, ne visada gali būti suprantami atskirai, taip ir fortūnos rato sukimasis. Tačiau, kadangi Dievas turi galutinį planą nukreiptą į gėrį, fortūna taip pat visada yra nukreipta į gėrį. Ir todėl nelaimė iš tikrųjų yra gėris. Tai tik žingsnis Dievo dieviškajame plane, nors mes ir nesugebame to suvokti. Kai nelaimė ištinka gerus žmonės, o sėkmė aplanko blogus, tai apvaizda suteikia tam žmogui tai, kas būtina, kad Dievo planas judėtų į priekį. Fortūnos vingiai skirti ugdyti dorybės kiekviename žmoguje. Citata. Apvaizda kai kurios vargina, nes kitaip jie galėtų pernelyg pasiduoti nepertraukiamai geroviai. Kitiemsgi ji atneša sunkumų, kad sustiprintų jų protus pamaldumo ir kantrybės savybėmis. Todėl visa fortūna yra gera tam žmogui, kurį jį liečia. Citata. Kiekviena fortūnos rūšis, nesvarbu ar maloni ar skausminga, yra suteikiama žmonėms, siekiant apdovanoti ar išbandyti gerus žmonės, arba nubausti ir pataisyti tuos, kurie yra blogi. Taigi kiekviena fortūnos rūšis yra gera, nes ji yra teisinga arba naudinga. Taigi mes suprantame, kad fortūna yra metodas, kurį Dievo apvaizda naudoja savo misijai įgyvendinti tiek makro, tiek asmeniniu lygmeniu. Bet kaip su Boetijumi, kaip jo kančia dera prie viso to? Neabejotina, kad didžiulės kančios paskatino jį parašyti savo veikalą Paguoda. Be jo įkalinimo nebūtų parašytas didžiausias 6 amžiaus kūrinys ir viena skaitomiausių viduramžių knygų. Be asmeninio pašventinimo Boetijaus kančia pagal jo paties filosofiją buvo paaukota apvaizdai. Jo nelaimė buvo panaudota pasauliui atnešti didelį gėrį. Jo paties žodžiais pasakyta filosofijos damos. Citata. Dievo galvoje net blogis gali turėti gerų panaudojimų ir kruopščiai jį pritaikydamas Dievas gali pasiekti gerą rezultatą. Yra aukščiausia tvarka, kuri valdo viską. Paruošta naudojant Thinking West medžiagą.